Sveikas, broli, Simas Kučas tau trukdo. O, sveikas, Simas. Kaip tu laikaisi, broli? Žinok, neblogai. Broli, žinok, mačiau, kad Vuls persikėlė į Vilnių. O tu žinai, kaip man patinka krepšinis, kaip aš pats mėgstu žaisti krepšinį ir palaikyti krepšinį. Tai, kaip sakant, labai norėčiau prisijungti prie jūsų būrio viso vilkų. Ar būtų galimybė? O, tai super, tai aišku. Bet žinok, ambasadorius darbas nelengvas. Ir svarbiausia, tu turi nebijot bandyti naujų dalykų. Žinok, broli, lengvi keliai, ne mano keliai. Tai aš, žinok, pasiruošęs viską manau. Kad taptum ambasadorium, turėsi įrodyti, kad esi vertas, žinok. Nu, stengsiuos. Tikrai nori. Labai noriu, broli. Manau, ir vertas, ir stengsiuos. Bandysiu įrodyti. Žiūrėk, aš tau atsiųsiu sąrašiuką užduočių. Labai gerai. Pasirinksi vieną. Gerai, vieną. Gerai, sutarėm. Tai ačiū tau, tada laukiu. Ir iki greito. Opa. Labas, Simai, jei tikrai nori prisijungti prie mūsų, pasirink ir vykdyk vieną iš šių užduočių. Pirmas, nugalėti mūsų brolio dėjimų konkurse. Broliai, kokiam dėjimų konkurse aš per šeštadienį laikraštį neperšoku, tai kaip aš iki to krepšio došoksiu. Antras, atlaikyti Iron Vyto treniruotę. Kadangi pats sportuoju, manau, kad... Trečias, paringuoti su Moslobojevu. Šitas kovinis sportas tai ne mano sportas, manau, gal praleisiu. Tai Vydai, aš labai laukiu treniruotės. Manau, tave tikrai atlaikysiu ir dar neaišku, kuris daugiau nuo tos krūtinės išstums. Pagarba, jaunimas. Pagarba. Klausykit, aš jau apšilinėjau, sako, ateis naujas sportavęs potencialus ambasadorius. Taip. Bet kažkaip tai ilgai neateinat, galvojau, pabūgo. Suprantu, ruošiausi. Žinau, kad su tavim bus treniruotė, tai sunki treniruotė laukia, tai pastovėjau 5 minutės, persižegnojau ir tada atvariau. Aš tavęs nenoriu gąsdinti, imk šitus gigantiškus svorius. Ne per sunkus? Ne, dabar Normaliai. aišku, tu kaip tenisininkis tikrai žinai, kad reikia apšilt gerai sąnarius, kad Pats nesusitraumuot. svarbiausias dalykas yra Tai va. apšilimas, taip? Ne, maskatuok. Iškelsi į viršų. Gerai, juokauju. Šiandien darysim krūtinę. O, mėgstamiausia. Įsiklingai darau? Ne. Bet žinai, tenise mano ta rankelė, kai žiebė, tai žiebė mažai nepasirodo. Kaip tikras ambasadorius turi išauginti tokias rankas, kad būtų kaip krepšinio kamuolys, žinai. Man irgi neblogai. O, matėt, jau pusę darbo padaryta. Neapsimes, kad sergi jau dabar pradėjai kosėt, tam, kad irgi sušildyt krūtinę. Labai paprasta, kaip apkabintum. Moterį, taip? Taip. Labai gerai. Labai Ką gerai. tada dariau, bet... Tau sunku, tipo? Nu, aš jau kaip ir seriją padariau, manau. Kiek, skaičiuoji? Aha, jau 18. Panašu, kad reiks ieškoti kito ambasadorių. 2 plytelės. Pas mane ant maikės 8, tai 3, tai jeigu taps ambasadorium. 3-3. 333. Kaip tik mano mėgstamiausias skaičius, tinka 3, žinok. Ar sunku? Ne. O tu ko, tu dūsai? Ar reikia kvepuoti? Daug valgy. Nu, mažai, žinok. Jaučiasi. 2 rankom, biškį į priekį. Nu. Gerai, supratau. Sekantis pratimas. Va, šiek tiek man sunkiai gaunasi. Čia ant ko dirbam? Čia dirbam irgi ant krūtinės. Labai gerai. Nes spaudi ir lenkės. Ir va tai, pabandyk. Aha. O, žiūrėk, geriau net negu tau išeina. Čia, žinok, nėra tokio čia pratimo. nėra? Ambasadorius turi ne tik tai būti stiprus, bet ir mąstyti šiek tiek. Ir aklai nepasitikėti. Iš tikrųjų darysim krūtiniai su hanteliais dabar. Taip, tas lengvas. Čia tavo svoris šiaip jau. Gerai, Jeigu gerai. ką. Aš tiek sveriu, taip. Ką tu darai? Ai. Aš tau sakiau, naudokis galvą. Čiumpam savo svorį. Bet. Klausyk. Technika labai nebloga. Ane? Žinai, Roma irgi ne per vieną dieną pasistatė, ne? Sakiau, dėl kurių negėda. Tai tu skaičius, matai, kas čia užrašyta?
sportininkai normalūs. Skaičių nepažįsta. Žinok, tenisininkai pažįstu. Gal džime nelabai. 5 valandas lakstyt ant plus 30, aš nežinau. Va, perinam ir jau prie vyriškų O gal svorių. šok dar aukščiau. Paskutinis prieimas. Varyk. Tu gali. Va. 1. Dar. 2. Dar. 3. Lengvai. 5. Dar. 6. Dar. Paskutinis vietoj. Dar. Ne. 8. Pažiūrėk. Kiek raketės sveria pas tai? 300 gramų. Vaikiška pas tai ar kokia? Ne, čia suaugusi. O čia klausyk, pas tave nugaros 888, kai skaičių nepažįsti, kad vieną prisiminė ir eina. Nes toksai begalybės. Dedam 8. Op. Oi, šiek tiek per lengva, bet tau, man atrodo, bus... Tai aš sakau, aš trečią Pats numerį tas. turiu, aš nepergyvenu, žinok, tu daryk su 8. Ne. Aš kaip sakiau, mano 3 numeris. O, va, svoris tinkamas. Labai netinkamas. Bet... Serytė padaryta. Dabar tavo. Pauz. Tu tik nepaleisk. Nu. 8. Dedam. Davai. Let's go. 1. Lengvai. 2. Lengvai. 3. Pats. 7. Dar. 8. Užtenka, nes daugiau. Dar, 9, dar 2. Po 8 nebėra skaičių, 8 yra paskutinis, taigi tu žinai. Mission completed. 110. 1. Parė, 11. 12. 12. Oho, tu juokauji? Ne, skiri viršus sportą. Iki galo čia dėl. Tu aš neiškelsiu. Palauk, aš čia skaičiuot nemoku. Bem, sakyk. Bam! Va, iškart lengviau. Tu juokauji. Aš labai rimtai. Tu juokauji. Vytai, pažiūrėk, iš tos. Tiksi. Nu kaip aš, pakol kas išlaikau testą, Jau toks ant ribos. Ant bet į ribos. gerąją pusę. Kaip tu? Ne, ne. Nu va, varysim palaikyti jūsus kiekvienas varžybas dabar. Stengiuos, adukai. Tai čia mano darbinis svoris, aš jau kaip supratau. Ne, čia tavo pradinis. Tu svorį mažesnį užsidėjai. Kauja, 3-3. Nu, ne kuom. Dar. Nu dar. Nu dar. Vos nepakilau. Sakau, ant kilimėlio, žinai. Darysim, sako, dar geriau. Aš dabar supratau, dėl ko, nes nori pagulėti jau. Atsigunk normaliai iki galo. Davai. 3, 6, dar 7. Žiūrėk, kas čia parašė. Davai, nesilsėk. 11, 12, 20. Sės kojų kelimą. Rankam visą laikai. 1, 2, 3. O, biški pakirta. Davai. Davai. 18, 19, 20. Šaunuolis. Tagai dar baigiam šiandien. Ne. Po krūtinės bus tiesiog sunku vairuot. Pats. 3. Pats. 4. Ir paskutinį. Tiesiog iškart kojų kelimą. Pats. 6. Pats. 7. Dar. Gali. 8. 9. 10. 11. 12. 12. Dar. Sekundė. Jokių sekundžių. Sekundė ir baigsis kelinys. Paskutiniai taškai. Dar 19. 20. Ne, dar meluoji. 3. Davai. 2 paskutinės. Pūk, kiaura. Vulfai laimėjo. Kaip aš pasirodžiau? Nu, tai va, kaip ir sakant, treniruotę padarėm.
Norėjai tapti Vulfo ambasadorium, varėjai kaip žvėris, bet šiek tiek per mažai. Čia man dovana. Tai kol kas Treniruotis namuose. ant priešiuko gerai juokauju, pavadinti kaip tikras žvėris. Sveikas atvykęs į Vilkų šeimą. Taip. Nu ką? Dar kol kas Simui sunkoka buvo, bet sveikas Tinka atvykęs. prie veido? Tinka prie veido ir prie tavo charakterio. Charakteris čia yra svarbiausia. Kiekvienas vilkas eina iki galo. Simui buvo sunku, kai kada Nepasidavė. pervertina savo galimybės ir sakė, aš čia mano lengviausias. Bet kol neperšokai griovė, nesakyk ko. Tikrai taip. Taip, kad sveikas atvykęs. Sveika. Bičiuli, ačiū tau už priėmimą ir palaikysim kartu komandą. Būtent, bet dar pasitreniruosim keletą treniruočių, kad nepadarytum Padarom vilkams tai, gėdos. galim sekančią treniruotę teniso aikštelėje padaryti. Tu kaip senas ambasadorius įrodysi, kad vilkai niekada Easy. nepasiduoda. Easy. Va, Easy. būtent, labai gerai. Priėmė iššūkį. Priemu iššūkį. Važiuojam. Aš netgi 1-ant-1 su broliais, 2 sulošiu. Gerai. Jeigu Hebra komentuos, rašys, kad nori tokių challenge vienas kitam. Drąsiai. Manau, kad dar ir Simas galėtų ir parepuot kartais. Tikrai taip.